dėl šitos neturtinės žalos irgi, kas yra svarbu, kiekvienas keliautojas turi įsidėmėti. Mano priežastis neištikimybės buvo tavo pačios kalti veiksmai, pasiekmė, taip. Ir labai įdomu, nes teismas tokiais atvejais sako, kad pati kalta dėl neištikimybės vyro. Ir tada pripažįsta kad dėl abiejų kaltės. Galvau, ką tokio reikia daryti, kad kažkaip būti ir su šeima, ir su vaikais, ar ne, ir dirbti dar. Teisme neretai laimi ne tiesa, o geresnis advokatas. Sveiki, su jumis podcastų ciklas Teisės pulsas. Aš esu šio podcast'o vedėjas, Evaldas Vensgutonis, įmonių renginių organizatorius ir šiandien turime tikrai jums įdomų pašnekovę, tai yra teisininkė ir advokato padėjėja ir mes kalbinsime Brigitą Jankauskienę. Brigita, labas. Sveiki. Aš žinau, kad teisę tu domiesi jau daug metų ir studijuoji ir praktikuoji. Ir su tuo visus klausimus šiandien esam tau paruošę ir aš labai tikiu, kad tu turėsi daug įdomių įžvalgų ir pradėsiu aš tiesiai šviesiai. Kaip tu manai? Ar tu žinau, kad esi mama? Aš esu tėtis, tu beveik daugiavaikė, turi 2 nuostabius vaikus ir kaip tau kaip teisininkiai pavyksta derinti tokį sudėtingą darbą, teisininko darbą, su buvimu mama? Taip, iš tikrųjų, labai daug kam įdomu šitas klausimas ir turiu ką papasakoti, nes pakankamai sudėtingai sekėsi prieš kokius gerus 3 metus. Nes turiu taip 2 vaikus ir jie yra pametinukai, tai iš esmės prieš 5 metus, 4-5 metus, tai man gimė vienas vaikas, paskui iš karto po metų gimė antras vaikas ir aš esu dar toks žmogus, kuris labai mylėjau ir iki šiol myliu, aišku, savo teisinį darbą, bet labai nenorėjau jo nutraukti ir bandžiau kažkaip derinti darbą su šeima, su vaikais. Ir tas man pakankamai sudėtingai, žinokit, sekėsi, nes tikrai buvo ką veikti, kai vaikai yra maži ir tu nori grįžti į darbą, o tas darbas yra tikrai įtemptas, sudėtingas, reikalaujantis ir jėgų ir pastangų. Ir tuo momentu aš tada dar dirbau tą, vadinamą samdomą darbą, ar ne, turėjau darbdavį, dirbau nuo 1 iki 5, nuo 8 iki 5, ar ne, ir žinodavau, kad aš ryte išvažiuosiu ir tik vakare grįšiu, ir tu grįžti vis tiek pavargusi ir vaikams nėra laiko ir man tas psichologiškai tikrai buvo labai sudėtinga ir galvau, ką tokio reikia daryti, kad kažkaip būti ir su šeima, ir su vaikais, ar ne, ir dirbti dar, kad pavyktų. Tai va tuo momentu aš dar plus turėjau savo asmeninių klientų, irgi turėjau kažkur juos atsivesti, ieškojau patalpų, automatiškai man prisidėjo dar vienas darbas ir tada visiškai man tiesiog sušlubavo sveikata per daug netgi, taip turėjau tokią labai rimtą istoriją. Ir tas buvo baisiausias turbūt laikotarpis mano gyvenime, kai turėjau labai rimtą perdegimą, aš tiesiog vieną rytą neatsikėliau iš lovos ir greitosios pagalbos reikėjo ir man tiesiog pasakė, arba sustoji, arba turėsi reikalų. Ir tada aš supratau, kad man tiesiog gyvenimas atsiuntė tokį ženklą, kad kažką sustabdyk, kažkur kažką pakeisk. Nes man tiesiog jau buvo ir fiziškai, ir psichologiškai tikrai per sudėtinga visą tai derinti. Ir aš tada nusprendžiau samdomą darbą palikti šone ir palikti tiesiog šeimą, vaikus ir motinystės pareigas ir galvojau, spėsiu, grįšiu. Na ir taip ir gavosi, kad tiesiog tuo momentu sustojau, likau su vaikais, bet vis tiek ašgi nebūčiau aš, vis tiek teisinio darbo nenorėjau palikti, aš aktyviai pradėjau vystyti socialinius tinklus, dalintis informaciją teisinę. Taip ir tapai tam tikrą teisininkę, kuri influencina visus žmonės ir edukuoja. Taip, aš norėjau tiesiog dalintis informaciją, kad žmonės žinotų savo teises, kad jie suprastų, kad teisė yra žmogiška, kad tikrai kiekvienas gali ją suprasti ir bent jau išmokti kažkiek apsiginti pačiam. Tai būtent tada ir pradėjau šitą veiklą, jinai man be galo patiko ir išsivystė viskas iki to, kad tiesiog šiandieną galiu derinti tikrai paprasčiau darbą su šeima. Nes ir man tie socialiniai tinklai ir tas drąsus žingsnis išeiti iš samdomo to saugaus darbo į savo asmeninę veiklą verslą, tai va taip ir susikūrė mano asmeninis, gal jau sakyčiau prekinis ženklas, socialiniai tinklai ir galiu pati reguliuoti savo darbo grafiką. Kartais tikrai jisai būna toks žiaurokas, kad atrodo nieko čia ir nepriderinsi per daug.
tenka ir po 12 valandų dirbti, bet tikrai esu laisvesnė. Po 12 per dieną tai va, dirbti prie teisinių bylų. Taip, pavyzdžiui, pirmadienį dirbu 12 valandų, ties vienu ieškiniu dirbau vakar 8 valandas, o kartais būna tikrai laisvesnių dienų. Tai tas toks krūvis kiekvieną dieną labai skirtingas, bet tikrai, kai yra sudėtingos dienos, tenka ir naktimis kartais dirbti, kartais ir sekmadieniais reikia dirbti, jeigu, tarkim, pirmadienį yra koks sudėtingos posėdis. Tai dabar, atsakant į tą klausimą, dabar yra žymiai paprasčiau, nes nebeturiu to tokio psichologinio spaudimo, kad kažko nematysiu, kažkokios savo mamos pareigos neįvykdysiu iki galo. Nes dabar viską pati planuojasi pati. Taip, jaučiuosi pati atsakinga, taip, už savo darbo grafiką, už buvimą su vaikais, darbe ir panašiai. Gerai, aš noriu dar paklausyti tavęs, aš žinau, kad tu esi įkūrusi tokį teisininkų klubą, ar ne? Tai yra Bylojer klubas apie teisininkus, apie tikriausiai visus dalykus, kurie sieja teisininkus, galbūt klausimus, bendrystės, kažkokies elementus ir panašiai. Gali trumpai papasakoti, apie ką šis klubas ir kodėl nusprendei šitą sukurti? Taip, Bylojer klubas, jis atsirado mano gyvenime visiškai netikėtai. Aš niekada apie tai negalvojau, kad kažkada norėčiau turėti tokį klubą ir tiesiog, taip sutapo, kad šiaip gyvenime teisė visą laiką renkasi mane. Aš niekada jos nesirinkau. Man taip tiesiog susiklosto aplinkybės, kad visą laiką aš gaunu kažkokią pasiūlymą, darbo pasiūlymą. Aš niekada pati darbo neieškojau, jisai kažkaip rasdavo mane. Ir lygiai taip pat ir su Bylojer klubu. Jisai tiesiog atsirado netikėtai, nes kai aš dirbau viena, tai man tiesiog nutiko taip, kad susirgau ir negalėjau nei posėdžius užuoti, nei darbų daryti, nes tiesiog liga neleidžia to daryti. Ir aš supratau, kad man per sudėtinga vienai, man reikia kažkokios pagalbos. Ir aš tada socialiniuose tinkluose pasidalinau ir atsirado labai daug studentų, kurie parašė, kaip labai daug, tuo metu buvo jų apie 15. Ir parašė, tai gal aš galiu jums padėti, tai gal jums reikia pagalbos, aš su mielu noru. Taip, ne tiek gal darbo jėgos, tuo metu jie rašė su tokia iniciatyva, padėti tam laikotarpiui už žinias ar nesuteiktas. Tai ir aš pagalvojau, matyt, reikia naudotis tokia vėlgi proga ir aš sugalvojau, kad su kiekvienu susiskambinsiu, atrinksiu 1-2 asmenis, kurie man bus kaip pagalba mano. Ir taip gavosi, kad aš su visais 15 pašnekėjau ir galvoju, ne, tiek daug nuostabių tikrai žmonių, studentų, teisininkų jaunų, kurie nori prisijungti į mano komandą, aš turbūt nepaleisiu šitos idėjos. Ir tada tas klubas ir atsirado nuo šitų 15 žmonių, aš juos visus pasiėmiau, mes taip sukūrėm bendrą grupę ir per mažiau turbūt nei pusę metų, tikrai mažiau gal kokius 4 mėnesius mūsų tie 15 narių išaugo iki 188 ir prisijungė tikrai labai daug žmonių, kuriems tai tapo įdomu ir klubas trumpai apie ką jis yra, tai jis yra skirtas jauniems teisininkams, būsimiems, galbūt advokatams, su kuriais aš galiu dalinti savo asmeninę patirtimį ir suteikti tokių žinių, kurių nesuteikia universitetai, labiau praktinių žinių ir kaip tą teoriją išmokta pritaikyti praktiškai, plus įtraukiau dar vieną labai svarbų dalyką, tai yra mokymai kaip asmenybės tobulinimas, tai yra dėrybų menas, baimės, kaip įveikti ar ne, kalbėti viešai, galbūt kalbėti teismo posėdžiuose, kaip atrodyti, ką reikia žinoti ir kaip galbūt nesijaudinti ar ne, viešo kalbėjimo menas. Tai visą šitą, kai įtraukiau, tai tikrai supratau, kad klubas plečiasi, vystosi ir labai norėčiau šitos idėjos nepaleisti. Bet aš teisingai suprantu, kad iš esmės tu ugdai ir augini savo fanų, sekėjų bazę ir tuo pačiu būsimų galimai partnerių ateityje, nes jie bus lojalūs jau tau, nes tu juos užauginai. Taip, man labai tas ir patinka burti aplink save teisininkų bendruomenę, bet tokių, kurie tikrai nuoširdus, kurie keliauja su mano žiniomis, jiems ar nesuteiktomis mano žiniomis. Ir aš žinau, kad šitie žmonės tikrai, duodu visą jiems pagrindą, kad jiems būtų sėkmingas verslas, sėkminga teisininko pradžia, kad jie nebijotų ir žinotų, su kuo teks susidurti. Ir plus man tai yra pagalba, nes, tarkim, savo būsimus darbuotojus aš irgi pirmoje vietoje rinkčiausi būtent iš to klubo, nes labai daug praktikos vietų siūlau irgi klubo nariams, tai matau, kaip jie dirba, ką jie moka, ko jie galbūt nemoka. Tai taip. Man aplink save suburti savo teisininkų bendruomenę, tai tikrai, manau, pravers ne tik dabar, bet ir ateityje. Ok, o kaip tavo gyvenime, tu esi teisininkė, kiekvienas turim savo specialybę arba savo sritį, kurioje dirbam.
bet tikriausiai yra tam tikrų rezonansinių bylų, kažkokių atvejų viešai nuskambėjusių ir tu vis tiek turi šeimą, turi giminaičius, turi suėjimus, galbūt šventinius kažkokius. Ar tenka aršiai diskutuoti šeimoje dėl tam tikrų klausimų, koks nors politikas kontroversiškas, koks nors įvykis, byla kokia nors ir dabar, žinai, vieni ten kokie tėvai ar giminaičiai vienaip, čia mes taip galvojam, o tu kitaip ir vyksta tokios kartais batalijos, tenka atstovėti? Taip, labai įdomus klausimas, nes aš labai nemėgstu, pasakysiu taip, tarp savų žmonių, tarp šeimos narių ar draugų kalbėti teisinėmis temomis, nes teisinės temos yra toks dalykas, tikrai netinkamos gal teisinės temos, sakyčiau, pokalbėms su draugais, nes labai išsiskiria būna nuomonės ir žmonės, kurie nesupranta, jie vis tiek sako, mano tokia nuomonė, aš galvoju, kad tu darysi. Net jeigu negali pagrysti teisiškai. Taip, tiesiog, čia neteisinga ir viskas. Ir tu bandai paaiškinti, kad čia yra teisinga, ar ne? Ir žmogus, tikrai išsiskiria požiūriai, bet kalbant apie tas įvairiausias diskusinės temas, kurios yra svarbios ten Lietuvoje, tarkim, ar ne, kur kažkoks įvykis, kažkur žiniasklaida, ar ne, apie kažką labai pasako kalba ir toks diskutuotinas dalykas, tai tikrai pakalbame, bet labiausiai tai būna, kad man tiesiog klausimą užduoda, va tokia situacija, tai čia, Brigita, pasakyk, teisingai čia padaryta ar neteisingai. Ir jau laukia tavo kaip teisininkės komentaro? Komentaro, taip, nuomonės. Ne kaip dukros, ne kaip kokios draugės, jau kaip teisininkės? Taip, tikrai taip, bet iš tikrųjų, kaip ir minėjau, stengiuosi vengti tokių temų, nes, sakau, čia labiau tokios nuomonės išsiskiria tada, kai tenka apie kažką padiskutuoti, kokia yra mano nuomonė, mano šeimos narių būna kitokia nuomonė, nes atrodo tikrai žmonėms kartais, kad ta teisė nors ir kažką sureguliuoja ar ne, bet jiems atrodo, neteisingai. Čia neteisingai, čia taip neturi būti. Tai vat. Ok, noriu pereiti prie kitos galbūt tokios kategorijos. Manau, kad tau yra labai gerai suprantama, žinoma, teisinės praktikos klausimai. Ir sakyk, kiek realiai teisme lemia arba gali lemti faktai, o ne faktai, o labiau tokios asmeninės pažintys, galbūt įtaka ir panašus dalykai? Aš esu iš tų teisininkų, kurie tikisi vis dar, kad viskas vyksta be pažinčių. Gal taip gražiai išsireikščiau, nes tikrai tikiu, kad teisininkas turi labiau būti pats asmeniškai stiprus, pakankamai profesionalus, kad galėtų jam pasisekti toje byloje. Nes tos pažintis, aš negaliu pasakyti, aš nesu asmeniškai susidūrusi, kiek tai lemia laimėjimą, bet tikiu, kad jeigu taip yra ir jeigu tai vyksta. Grinai tik iš tavo patirties, tavo galbūt žinomumo, ar ne? Iš to, kiek esi pati susidūrusi su to? Aš tikrai nevardinsiu, bet tikrai žinau tokių atvejų dėja, bet jie tikrai egzistuoja ir tikrai čia ne kažkokią aš naujieną pasakysiu, bet aš asmeniškai iš praktikos, iš patirties tikrai žinau, kad taip yra, bet tikrai aš nesu už tai ir aš visgi matau, kad, aišku, bet tokie dalykai, apie kuriuos mes dabar kalbam, jeigu jie ir vyksta, tikrai vyksta ar ne, tai jie vyksta labiau tokiuose klausimuose, kur tikrai reikia tų pažinčių, kur jau tikrai jau tam žmogui reikia kažkokio konkretaus rezultato, taip. Ir jisai jau labiau norėtų ne kažkokią ten labiau patyrusio advokatą, bet kuris tikrai galėtų užtikrinti jam tą laimėjimą. O aš labiau dirbu su tokiais klausimais, kurie ir aplink mane sukasi, ar ne, tokių advokatų bendruomenė, kur dirbam su paprastais klausimais ir tam profesionalumas jau tikrai nugali, laimi ir aš visgi tikiu, kad, kuo esi labiau patyręs, kuo daugiau tu gali tam žmogui, kuo daugiau žinių turi, tuo geriau tu gali jam padėti ir tie laimėjimai visiškai, bent jau iš mano praktikos ir patirties, laimėjimai atsiranda tada, kai yra stiprus teisininkas. Tai tu labiau esi tokia idealistė, tu visgi tiki tuo gėriu labiau ir tais teisingais tokiais dalykais. Tai mūsų Lietuvos teisinėje sistemoje. Tikrai aš tikiu, aš žinau, kad ne visada taip yra, kaip galbūt aš norėčiau, kad būtų. Taip yra, tikrai. Ir mes žinom, čia nėra paslaptis, nes buvo neseniai, čia prieš gal kelis metus, irgi daug tokių ir skandalinių atvejų, kur ir išaiškėdavo ir teisėjai, ir pavardės, ir prokurorai, ir antstoliai, notarai ir taip toliau. Tai tikrai yra tokių žmonių ir tai egzistuoja, bet tai nereiškia, kad tam reikia pritarti. Tai...
Kaip tu, nežinau, ar turėjai savo praktikoje patirties, arba kaip tu elgtumėsi, jeigu, pavyzdžiui, turi klientą ir tu sužinotum, kad klientas vienaip ar kitaip tau sako netiesą. Bet tu žinai, kad byla yra iš esmės jau laimėjimo stadijoje ir kaip ir gerai sekasi, bet gali būti gal įtakota dėl tam tikrų teisinių spragų ir panašiai. Kaip tu elgtumėsi arba kaip tu manai, kad turėtų būti pasielgta, kai tu esi geroj padėty, bet tu žinai, kad esi prie kliento, kuris nėra teisus? Labai geras klausimas. Ir labai įdomus bus atsakymas, nes kai atstovas žino, kad jo klientas neteisus, meluoja ir panašiai, reikia suprasti, kad mano yra toks darbas – ginti. Ne ginti, aišku, civilinėse bylose atstovauti, bet iš esmės ginti, ar ne, asmenį. Ir kad ir koks jis atrodytų man neteisus. Tai yra, jeigu mane žmogus paprašo pagalbos, aš turiu daryti taip, kad jam būtų kuo teisingesnis sprendimas. Ir netgi advokato etikos kodeksas numato tokius atvejus. Ir visi advokatų padėjėjai turi remtis kodeksu ir ką jie turi daryti, kad jeigu jie mato, kad žmogus yra neteisus, bet byla tikrai jam gali baigtis laimingai, gerai, turi tą jam, aišku, pasakyti, kad tu neteisus, mes turim tą suprasti, bet aš darau viską, kad tu laimėtum ir mums kuo puikiausiai sekasi. Aš turim siekti kuo geresnio rezultato. Ir tokia taisyklė tikrai yra numatyta tokia atveju. Aš negaliu pasakyti, tu esi neteisus, aš tavęs neginsiu, aš su tavim nebedirbsiu toliau ir nebenoriu tavo laimėjimo, nežinau, kad tu čia esi neteisus. Dėl ko visuomenėje yra labai daug pasipiktinimo atstovais, nes kaip tu gali atstovauti žmogų, kuris yra neteisus, kuris tikrai padarė ir tu bandai jį išteisinti, bandai jam kuo švelnesnės ar ne bausmės, tarkim, bet toks yra mūsų darbas. Mes negalim ar ne atsiriboti ir atsirinkti žmogų tik tą, kuris yra teisus. Kiekvienoje situacijoje, kiekvienam ginčiai yra tiesos ir vienoje pusėje, ir kitoje pusėje, kitaip nebūtų ginčo. Nes jeigu viena pusė žino, kad jinai tikrai neteisi 100%, kita žino, kad jinai tikrai teisi, tai automatiškai suprantam, kad niekas iki teismo ir nenukeliauta. Bet yra ir ten tiesos, ir kas daugiau mūsų įstatymai nelabai yra labai puikiai sudėlioti, kad jie numato, kad turim žmogui, kad ir jis būtų, tarkim, kaltas, vis tiek imtis tokių priemonių, kad kuo labiau švelninti jo atsakomybę, atsižvelgti jo asmenybę, galbūt kodėl taip įvyko, ką jisai tokio padarė, kokios pasiekmes jisai sukėlė ir galbūt netgi taikyti švelnesniam kažkokią atsakomybę. Tai būtent dėl to ir mes kaip atstovai tokiais atvejais neturim teisės atsisakyti žmogaus tik todėl, kad jisai sako, kad aš čia neteisus. Ta prasme, aš noriu suprasti. Tu galėtum atsisakyti, tarkim, tu norėtum atsisakyti, bet teisiškai neturi pagrindo atsisakyti tokios bylos? Taip, mes negalime atsisakyti. Palikti klientą, kitaip tariant, ant ledo. Taip, palikti kliento tiesiog, kad man taip norisi, draudžiama. Negalima, nes jeigu ateina žmogus, mes turim jam padėti, kad ir, sakau, kokią tiesą jisai neštų. Netgi jeigu neturit kažkokio tai sutartinio pagrindo ar panašiai. Ne, kai sutartinio pagrindo nėra, tai taip, bet suprantat, yra kaip, tu gali atsisakyti kliento tam tikrais išimtiniais atvejais. Kaip pavyzdžiui, matai, kad jums kartu dirbti per sudėtinga. Matai, kad jisai, pavyzdžiui, nenori mokėti tos kainos, kuri galbūt... Žinai, gali susigalvoti, ką nori. Žinot, taip, man čia tai būtent nepatinka. Ką aš ir bandau pasakyti, kad jeigu jau kažkas nepatinka su žmogu, matai, kad nenoriu, aš, pavyzdžiui, mano vidaus, principinės nuostatos, kad aš kalto žmogaus neginsiu. Ar ne, tarkim, yra galbūt tokių teisininkų, nesakau, kad tai aš, bet tikrai žinau, kad tokių yra. Tai tu tiesiai šviesiai negali pasakyti, bet tu gali pasakyti, atsiprašau, mano darbo krūvis per didelis, ar ne? Moraliniai principai nesueina. Atsiprašau, mes nesusišnekam, ar ne? Tai mes galim žinok, tą priežastį sugalvoti. Čia, aš visi vėlgi galvoju, čia yra teisininkų triukai, kaip apžaisti sistemą, apžaisti klausimus ir panašiai. Blogas teisininkas tas, kuris nesugeba atrasti tos skylutės, per kurią galima įlysti ir išspręsti vieną kitą klausimą. Taip, nes tikrai čia yra vadinama strategija. Tai kai tu gauni klausimą, kas yra geras teisininkas, tas, kuris mato 5 sprendimo variantus ir jisai ieško geriausio. O tas, kuris mato galbūt tik vieną, tai jisai ir eis to vienu keliu ir nebūtinai jis bus teisus. Tai taip,
Apžaisti aš nesakyčiau, kad mes stengiamės kažkaip apžaisti, neturėtume to daryti, bet iš tikrųjų kartais klientas galbūt nesupranta, kodėl tu jo atsisakai ir tu jam tiesiai šviesiai negali pasakyti, etikos kodeksas neleidžia, kad nenoriu su taim dirbti. Bet tada... Nes tu kažkoks tai netoks, man atrodo. Taip, bet remiesi tada kitais dalykais. Gal jeigu tu kažkoks netoks, tai man su taim bus per sudėtinga dirbti. Tikrai, žinau, ir aš esu atsisakiusi šiaip iš praktikos. Turėjau tokį vieną atvejį, kur atsisakiau klientės. Tik todėl, kad eigoje mums dirbti tapo labai labai sudėtinga, bet tiesiog aš su ja nesusišneku. Aš rašau procesinį dokumentą ir jinai man taiso mano procesinį dokumentą, kiekvieną žodį, perdaryk sakinį, perrašyk, perfrazuok, čia pridėk, čia atimk, čia dar gal paskaityk. Ta prasme, man žmogus sunku su juo dirbti. Man taip netinka, ar ne? Tai aš tiesiog gražiai atsisveikinu su žmogum, žinoma, aš turiu daryti viską, kad tam žmogui kuo greičiau tą teisinę pagalbą kažkas kitas suteiktų, aš tada perkeliau jį pas kitą teisininką, kad išlaikyti tą savo vis tiek pareigą tam žmogui, nepalikti ant ledo vidurį proceso. Geras sprendimas. Jo, bet tiesiog, aš matau, kad sunku, tiesiog kaip su žmogumi sunku yra ir man tada trukdo mano darbui ir jinai, nemanau, kad gauna kažkokį gerą rezultatą nuo to. Svarbiausia, žinai, kad tu nepalikai žmogaus ant ledo, tu paaiškinai, savais būdais ir aš irgi iš tikrųjų kažkaip savo srityje renginių organizavime laikau tą tokį momentą, jeigu, pavyzdžiui, kreipiasi pas mane klientas, aš negaliu jam pagelbėti dėl vienų kitų niuansų, pavyzdžiui, galbūt užimta renginio data jau pas mus su kitu klientu ir įsipareigojimai yra priimti, ar dar kažkokie niuansai, tai aš išimtinai visada pasiūlau alternatyvą, bet gerą alternatyvą pas savo kolegas, kurie galimai gali būti laisvi ir panašiai. Tai aš nukreipiu. Žmogiškai taip, čia suprantamas elgesys, bet mūsų advokatų padėjėjų, ar ne, tai yra etikos kodeksų numatyta taisyklė, privalai tą padaryti. Aš supratau. Ok, Brigita, ar yra tavo praktikoje buvę tokių atvejų, kai teismo sprendimas buvo teisiškai lyg ir teisingas, bet tuo pačiu morališkai atrodė, kad kažkas ten nelabai gerai? Geras irgi klausimas, nes yra toks posakis, kad ne viskas, kas yra teisėta, yra teisinga ir ne viskas, kas teisinga, yra teisėta. Labai geras posakis, nes kartais teisėjai netgi priimdami sprendimą, žinau, kad jiems yra sudėtinga, kai jie mato, kad teisinių požiūrių, remiantis įstatymais, jie turi priimti būtent tokį sprendimą. Bet teisingumo požiūrių, moralinių, ar ne, kaip čia sakėt, tas sprendimas galbūt tam žmogui nėra pats geriausias ir nėra matomai teisingas. Ir tikrai susiduriu su tokiais atvejais, kai remiantis per mažai, kai tu turi per mažai argumentų, per mažai įrodymų, bet aš žinau, kad tas žmogus yra teisus, bet tiesiog teisėjo rankos yra užrištas, nes jisai negali savaip interpretuoti situacijas. Jisai, ką tu pateiki į bylą, tai jisai iš to ir sprendžia, ar ne, kokį sprendimą priimti. Ir jisai galbūt tiki, jisai mato, jisai turi tą tokią teisę vidinių įsitikinimų remtis, ir jisai mato, kad tas sprendimas galbūt ten tas žmogus ir teisus, bet iš to, ką mes pateikėm į bylą, jam yra per mažai informacijos nustatyti, kad tam žmogui būtent tokį sprendimą reikia priimti. Tai tikrai kartais yra tie sprendimai, kurie priimti, jie ne visi yra teisingi moraliniu požiūriu. Temedy – profesionalūs teisininkai, dirbtinis intelektas, teismų praktika. O jeigu paklausčiau apie kitų kampų kitą klausimą, sakyk, ar pasitaiko tavo atveju tokių bylų, kai klientas teisme pralaimi ne dėl kaltės galbūt savo, bet dėl kažkokių biurokratinių klaidų, dėl biurokratinių techninių kažkokių aspektų ir panašiai. Ar yra pas tave, arba gal tavo aplinkoje yra tokių atvejų buvę? Yra atvejų, kai žmogus pralaimė bylą, nors ir yra teisus, bet tik todėl, kad pats pridirba reikalų ir dar... Čia kaip su ta tetutė, kuri taiso tavo panašiai, dokumentus. Bet tarkim, turėjus irgi atvejų, kur žmogus vykdo verslą ir sėkmingą verslą ir jam nesumoka už atliktą paslaugą, kyla labai ten didžiulis ginčas ir mes ateidami į teismą tą, ką turim, tą atsinešam ir aš jam pasakau, su kuo tu atėjai pas mane tą dieną, aš matau, kad bylą laimėti toks 50/50, nes tu jau pridirbai klaidų. Pas tave blogai sudaryta sutartis buvo, pas tave blogai ten buhalterinė apskaita vesta, tu čia šito nepadarai, ten to neįrašai, ten šito įrodymo nesurinkai. Ir
būna žmonės ateina, jie žiūri į atstovą kaip į dievą, kuris čia ateis ir visas problemas išspręs, bet tikrai labai ir norėčiau visiems siūsti tokią žinutę, kad jūsų atlikti veiksmai dar iki kreipiantis į teisininką yra tikrai pusė darbo ir su tuo, su kuo jūs ateinate, jau tada kažką bandoma daryti. Tai vad būna, nors ir jisai toj situacijai tikrai yra teisus, bet čia vad vienas iš tų mano sakytų pavyzdžių, kai pritrūksta įrodymų, pritrūksta argumentų, žmogus tiesiog pralaimi tą bylą, nors ir būdamas teisus, bet tiesiog jisai jau ateina nepasiruošęs. Tai dėl to ir mano tie socialiniai tinklai, vat kodėl aš juos vystau, nes aiškinu žmonėm, ką daryti, kad to ginčo iš vis nebūtų ir kokių klaidų nedaryti, kad atėjus pas teisininką būtumėt 100% pasiruošę, ateini ir padarai. Taip, nes tie, kurie, va, tarkim, verslai, kuriuos aš kontroliuoju, kurie prašo teisinių paslaugų, ar ne, ten viskas yra tvarkinga ir kai kyla ginčas, mes iki teismų niekada nenukeliaujame, tik todėl, kad mes tiesiog susėdę prie vieno stalo, pasišnekam, kas nutiko ir kaip yra. Ir tiesiog kaip pasakė, aiškiai viskas yra nurodyta, tu neturi kur paprieštarauti, tai vėlgi to ginčo nėra. O kai yra verslas, pavyzdžiui, ar ten kažkoks kitoks galbūt atvejis yra, tarkim, pinigų skolinimas, irgi turėjau atvejį, kur moteris pasiėmė paskolą savo vardu, paskolino pinigėlį savo draugiai, kaimyniai ir ta kaimynė sako, man negrąžina pinigų, paskola tai jai yra jos vardu, jai mokėti reikia, o ta draugė jai negrąžina ir sako, ką man dabar daryti. Nėra jokių įrodymų, kaip jinai jai skolina, jinai tiesiog pasiėmė pinigus, davė jai ir viskas. Tai ir jinai sako, tai kaip jūs man negalit nieko padaryti? O tai ką padaryti, ar ne? Tu tai teisė, aš suprantu, kad tu jai paskolinai, kitaip tu nebūtum pas mane atėjusi, ar ne? Bet kaip man tą rodė, viskas žmogus pralaimi, nors jis yra teisus. Tai nebūtinai pasakau, tas sprendimas jos atžvilgių moralinių požiūrių yra teisingas, jis yra visiškai neteisingas. Bet laimėjo ta moteris, ar ne? Nelaimėjo ta moteris, bet mes ne tai, kad nelaimėjo, mes net nenukeliavom. Nežinau, kur jinai toliau galbūt kreipėsi ar ką, nežinau, bet jinai pas mane buvo atėjusi kaip konsultacija. Ir aš su ją pašnekėjau, aš ją įvertinau, pasakiau, kaip kas gali būti, sakau, galim, bandom per netiesioginius įrodymus, tikrai per praktiką, per liudytojus, per kažką, aš tikrai parankiočiau ten tų argumentų, bet tiesiog nurodžiau jai, kad pakankamai sudėtinga tai gali būti. Tai nežinau, kur jinai toliau nukeliavo, ar darė ar nedarė kažką, bet vėlgi, jeigu būtų nukeliavusi į teismą, tarkim, būtų pralaimėjusi, tai vat, ar tas sprendimas jos atžvilgių teisingas. Bet, Brigita, aš dabar galvojau, iš tikrųjų yra tikrai mano nuomonė, kaip su teisė labai nesusidūrusim žmogui, įrodyti kažką, ko tu negali apčiuopti, įrodyti kažką, tai ko tu negali pagrysti kažkokiais faktais, dokumentais, įrašais ar panašiai, yra tikriausiai be galo sudėtinga. Bet ar tai yra konstanta, ar visgi galima kažką išpešti? Taip, būtent čia yra teisinio darbo pati gražiausia dalis turbūt, pati mėgiamiausia, kai nėra tiesiogiai įrodymų ir tau reikia kažką padaryti, kad įrodyti, ar ne? Tai vat čia žmonės manęs klausia, ar aš galiu pats nueiti į teismą? Tai gali, tikrai gali, nieko tame blogo nėra, tai teisę tokio turi. Bet čia lygiai tas pats kaip ir makiažą, galim namie pasidaryti, ar ne, bet mes einam pas vizažistą, kad gauti tą profesionalią paslaugą. Tai lygiai taip pat ir čia. Tu gali nueiti spręsti to ginčą, kur tiesiogiai turiu popierių, pavyzdžiui, skolos raštelį, tai į teismą man priteisi skolą, ta prasme, nesakau, kad nėra ką veikti, tikrai ir ten yra ką veikti, bet ten yra paprasčiau. Ten tiesiog turiu įrodymą ir, argumentuoju. Bet kai yra tokia situacija, kur nieko nėra, va tada žmogus pasiduoda, sako, aš nieko nelaimėsiu, aš tada geriau iš vis nieko nedarysiu. Bet toli gražu taip nėra ir teisininkui, tikram teisininkui, kuris myli savo darbą, čia yra pats tas toks perliukas to darbo, ieškoti, kurti, ar ne, kai aš sakau, tai yra kūrybinis darbas. Ir ieškoti, prie ko prisikabinti, už ko užsikabinti, kad tam žmogui įrodyti. Ir čia yra toks malonumas, kai tu tą padarai ir tu laimi klausimą, kur atrodo visiškai, žmogus sako, aš net nesitikėjau, sako, kad čia kažką dar galima padaryti. Tikrai įmanoma, nes ne tik įrodymai yra svarbus. Yra svarbus ne tik ten dokumentiniai, daiktiniai ir taip toliau, bet yra svarbi, pavyzdžiui, ir suformuota teismų praktika, kurią teisininkas tai gali žinoti.
Yra kitų, tokių argumentų, kur paprastas žmogus niekada apie tai nebūtų pagalvojęs ir tiesiog net nebūtų neradęs, jisai nebūtų perskaitęs, kad taip įmanoma. Nes jis nespecialistas. Taip, tai būtent tam tų teisininkų reikia, galbūt tom sudėtingom situacijom, o sakau, teisininkų, tai čia vienas malonumas yra šitą darbą daryti, būtent ieškoti. Sakyk, ar tu pati naudoji dirbtinį intelektą savo darbe? Ne, iš tikrųjų, tik todėl, kad aš testavau jį. Tikriausiai šiek tiek pavedė tave. Jis ne tiek, kad šiek tiek, jis labai nuvylė, nes aš įsivaizdavau, kad tas dirbtinis intelektas, kai susikūrė, bet kai iki manęs atėjo šitą informaciją, kad toks yra, aš galvau, reikia pabandyti. Nes klido tada tokios kalbos, kad jisai pakeis teisininkus. Okay. Ir aš tada galvojau, pasižiūrim, ar ne, kas čia vyksta ir kas čia iš vis gal tikrai jisai man darbę padės. Aš nieko prieš, jeigu tikrai ten yra kažkokia pagalba, tai galim pabandyti. Ir aš įtestavau ir aš nei karto negavau normalaus atsakymo ir tai pasakysiu, kad teisininkams remtis būtent dirbtiniu intelektu dabar, kol jis nėra išdirbtas, aš tikiu, gal ateityje ir kažkas pasikeis. Bet dabar yra visiška tikrai nesąmonė, nes netgi atkreiptinas toks dėmesys, kad visą laiką, kai kokį klausimą užduoti, pasibandai ar ne, visą laiką pačioj sulaukia atsakymo, rekomenduoju pasikreipti teisininką. Pasikreipkite teisininką, kad gauti tikslų atsakymą. Už rezultatą. Taip. Bet turim Temidi projektą, Temidi portalą, kuris yra, kur turi dirbtinį intelektą ir kuris yra pritaikytas teisiai. Taip, tai tokiais atvejais, kai tai yra išdirbta, kai tai yra patikrinta ir kai tai veikia, tada taip, bet aš kalbu apie, pavyzdžiui, ChatGPT, ar ne? Taip, aš nekalbu apie visą dirbtinį intelektą, pavyzdžiui, apie ChatGPT. Tai ten uždavus klausimą, kad žmonės dažnai, man sako, ten sukūrė sutartį. Aš pasižiūriu tą sutartį, pažiūrėsiu, kaip jisai ten tą sutartį ruošia. Ten tikrai... Nežinau, man atrodo, žmogus netgi neturintis teisinio išsilavinimo, paprastas žmogus, nesinaudodamas ChatGPT, geresnį sutartį būtų paruošęs. Tai būtent, kas liečia būtent šitą platformą, tai tikrai ten... Ne, bet... Esi bandžiusi? ChatGPT? Ne, Temidi. Temidi aš esu užsiregistravusi, bet ten man trūksta kažkokios informacijos. Vis prašom, man priminimus siunčia, bet esu užsiregistravusi, reikia pabaigti anketą pildyti. Kad galėtų pilnai savo funkcionalumus tau atskleisti. Bet taip, aš kai tik pamačiau, iš karto užsiregistravau ir manau, reikia pasinaudoti ir... Manau, kad visiškai čia labai gera idėja ir pagalba žmonėms. Aš visą laiką už tai, kad žmonėms kuo paprasčiau pasiekti teisę būtų. Ir tuo pačiu, žvelkim 5 metus, 7 metus į priekį. Teisės rytis, nebūtinai Lietuva, nebūtinai kažkur tai, ar ne? Mhm. Ar tu įsivaizduoji dirbtinio intelekto teisėjus kaip sistemą, kuris sprendžia, bent jau lengvesnio pobūdžio bylas, nes ten, kur yra baudžiamoji, pavyzdžiui, teisė, ten jau daug yra ir moralinių aspektų, ir psichologinių aspektų ir panašiai. Kaip tu manai, įsivaizduoji? Iš vidaus žiūrint. Visiškai neįsivaizduoju, nes, sakai, sunkios bylos moralinių turi dalykų, bet kiekviena byla turi moralinių dalykų. Ir kad ir kaip mums atrodytų paprasta byla, tarkim, koks nors tas pats skolos priteisimas ar kokio avanso negrąžinimas, bet tam žmogui tuo momentu tai yra svarbiausias įvykis gyvenime, dėl kurio jis gali nemiegoti metus, 2-3. Jam tai yra stresas. Ir kiekviena byla, jinai, kad ir kokia lengva ar sudėtinga jinai būtų, jinai reikalauja teisėjo požiūrio ne tik įstatymo, vadovaujantis įstatymu, bet ir moralės, ar ne, reikalauja pasižiūrėti žmogaus asmenybę, į tai, kaip jisai elgėsi, pavyzdžiui, posėdžio metu, tai irgi daug ką parodo, į tai, kaip jisai elgėsi, kai byla yra iškelta, į aplinkinių nuomonę, apie jo charakteristiką, ar ne, labai tikrai teisė neužtenka vien tik tai pritaikyti kodekso straipsnį, kad atitinka reikalavimus, viskas šitam žmogui taip ir ne kitaip. Reikia pasižiūrėti ir daugiau. Ir tą daugiau, aš labai abejoju, kad dirbtinis intelektas galėtų pasižiūrėti, nebent kažkokią jausminę kategoriją turėtų ten, nežinau, programuotą, kad sugebėtų tai padaryti, bet visgi teisė yra labiau ne apie kažkokį faktą, o apie gyvenimą žmogaus. Tai tas gyvenimas kartais nulemamas pačio teisėjo, aš nenorėčiau, kad būtų atiduodama kažkam, kas neturi galimybės jausti. Taip. Bet palauk, žiūrėk,
ChatGPT yra produktas, intelektualus produktas, tai yra, programa, kuri pritaikoma įvairioms rytim. Pavyzdys, ne teisėjai, ten kokioj gamyboje, mene, muzikoje ir visur jis pritaikomas, kaip jisai padaromas profesionalas, kaip žmogus yra skirtingų profesijų atstovas, taip ir čionais yra ChatGPT, dirbtinis intelektas, dirbtinis protas. Ir jeigu mes turime teisinį protą, virtualų, kuris turi, vadinkim tą virtualią atjautą, jisai, tą tokią sąmonę kažkokią tais, mano nuomonė, gali bent jau tokią pseudo turėti, ar ne? Ir jeigu mes turėtume tos kriterijus kaip žmogaus teisėjo, kuris yra ir supranta, ir atjaučia, bet to pačiu yra teisingas, yra konstruktyvus ir visoks koks, galbūt tai yra ateitis? Taip, dėl šito, pratęsiant savo mintį, jeigu labai sutinku, nes jeigu kažkas galėtų, matot, iš kitos pusės teisėjas yra žmogus. Kartais jam priimant sprendimą, man kartais taip atrodo, kad jis priima sprendimą pagal savo nuotaiką, ar ne? Tarkim, bloga diena, ar ne? Visi mes žmonės, ar ne? Teisėjas irgi yra žmogus. Ir tie sprendimai kartais būna, kodėl apeliacinės instancijas dažnai naikina pirmą instanciją, nes priimtos būna nesąmonės, ar ne taip, kaip reikia teisinių požiūrių. Ir klausimas, pagal ką tas teisėjas, kuo vadovaujantis į tą dieną priminėtas sprendimas, yra žmogus, ar ne? Ir jeigu būtų dirbtinis intelektas, kuris galėtų jį pakeisti ir jisai visiškai tiesiog dirbtų savo darbą, nežiūrėdamas, jo neįtakoja aplinkiniai kažkokie veiksniai, gyvenimo momentai, mėnulis ar net kažkokia ten fazė. Jis visada toks pats. Jis visada toks pats ir jisai vadovaujasi tik tai teisę, tai yra faktais kažkokiais. Ir plus, turėdamas tą moralinį, tas moralinis, suprantat, irgi aš taip galvoju, nebūtinai turėti savo asmeninės savybės, kažkokias reikia jausti, ar ne, bet nes teismų praktika yra formuojama taip, kad jau teismai patys parašo kaip faktą, kad šitoj situacijai reikia pažiūrėti į tokią savybę, ir aš tikiu, kad dirbtinis intelektas jisai turi sukaupęs, ar ne, turėjęs bent jau visas šitas teismų praktikas vienoje galvoje ir jisai automatiškai taikys šitas taisyklės, kad reikia į žmogų pasižiūrėti, reikia ten taip ir taip, ar ne, bet tikrai man kol kas yra sudėtinga tai įsivaizduoti, bet aš tikiu, kad tokiu atveju tas dirbtinis intelektas būtų netgi geriau nei tas gyvas teisėjas, kur sakau, ten tikrai kartais atrodo nuo nuotaikos priklauso. Bet bent jau produktyvesnis būtų. Taip. Tai faktas. Aš manau, kad taip. Nes sprendimai tada, žinai, kaip dabar trunka, kiek trunka bylos, nežinau, civilinės, baudžiamosios, dar kažkaip, kiek trunka šitie dalykai? Labai priklauso nuo bylos, bet šiaip vidutiniškai be metų tikrai sudėtinga užbaigti bylą. O dirbtinis galėtų tą padaryti per pirmą posėdį. Per pirmą posėdį. Pavyzdžiui, ar ne? Taip, tikrai. Bylų sumažėtų apimtis, tie kamščiai bylų, ar ne? Ar čia aš logiškai kalbu? Tikrai logiškai, nes kartais būna žmogus ateina, kažką dar pasako, tada skiriam kitą posėdį, nes jisai reikia susipažinti. Labai būtų super, jeigu atėjus, gavus teisme visą bylos medžiagą, iš karto sugeneruotų kažkokią atsakymą, kas vyksta. Ta prasme, kaip gali baigti šitas klausimas. Galbūt pasiūlytų variantą, tai va, pavyzdžiui, tau čia galimybių laimėti, tarkim, mažiau, arba tu kažko man nedavė ir nepapildomą informacijos, čia tau trūksta to ar ano, kad žmonės susivoktų jau toje stadijoje, galbūt mes čia nesivelkim į tą ginčą, ne, galbūt jį pabaikim dabar. Manau, kad šituo atveju tikrai bylų sumažėtų. Procesai sutrumpėtų. Net kažkaip sumaščiau dabar tokį momentą, kad jeigu, pavyzdžiui, double checką tokį padaryti, tarkim, mašina, tai yra autonominis intelektas, jisai padaro sprendimus labai greitai, bet kaip antra instancija žmogus dar gali tiesiog patikrinti, bet jau vis tiek mes padarome didelį nuėjimą į šoną, sutrumpindami kelią viso teisinio proceso. Tikrai taip, labai gera idėja, nes dirbtinis intelektas, jisai gali savyje talpinti žymiai daugiau informacijos nei žmogus, kad ir koks teisėjas greičiau.
ir daugiau kalbu apie tai, kad jis nuo to nepervargsta, jisai gali skaityti šimtus, tarkim, bylų ir jas visas pritaikyti, sudėti vieną ir tas sprendimas būtų 100 kartų geresnis, nei tai būtų priėmęs paprastas žmogus. Palygindamas su tom precedentiniam kažkokiom bylom. Jisai prisimena viską, ar ne, susiranda informaciją, ko gali nepadaryti paprastas žmogus. Teisėjas gali perskaityti 100 bylų, bet kiek jisai iš jų prisimins, ar ne, kiek jisai jų gali, ar ne, pritaikyti. Kažkur kažkas pasimiršta, kažkur kažko negaliu. Tai va tas dvigubas, kalbant apie dvigubą čekinimą, patikrinimą, tai tikrai visai nebloga idėja, nes papildomai, kaip pasako, ar ne, tarkim, robotukas, tai pasako dar papildomai žmogus, perpatikrina, bet manau, tas rezultatas būtų žymiai greičiau pasiektas, geresnis nei yra dabar. Aš norėčiau ir turizmo sritį palies, kadangi tai yra tavo kompetencijų, tavo specializacijos tokios zonose. Sakyk, keliaujam visi. Dažniau, mažiau, bet keliaujam visi. Ir įvairių situacijų nutinka be keliaujant arba ruošiantis keliauti ir panašiai. Kaip tu manai, jeigu aš keliaučiau kažkur, ar įmanoma būtų atgauti pinigus už neįvykusią kelionę, ypač jeigu viešbutis ar kažkokios paslaugos neatitiko mano asmeninio ar ten šeimos lūkesčių. Bet, sakykime, oficialiai galbūt net nebuvo pažeistos kažkokios sutarties sąlygos tarp manęs ir tarp to, vadinkim, tiekėjo. Taip. Tikrai tai yra dažna situacija, kai mes užsisakome kelionės paketą. Čia labiau skirta toms kelionėms, dabar mano atsakymas, kur mes visą pasimam paketą, tai yra skrydžio bilietas, atvežimas, išvežimas ir viešbutis. Taip, kai nesavarankiškai, bet labiau tą visą paketą pasimam. Ir mes ko tikimės? Mes tikim, kad mus atskraidins, kad mus nuveš ir kad mes gausim viešbutį, kokio mes norėjom. Ir taip, sutarty dažniausiai būna numatyta, kokias tu paslaugas užsakai, kiek tai kainuoja, tokie bendriniai dalykai. Bet visą laiką kelionėse yra daugiau ir jeigu tą kelionę atvažiuojat ir matot, kad viešbutis neatitinka prašymą, kad noriu vaizdo pro langą į jūrą, o gaunu į ten kokią namo sieną, taip, kas yra labai dažnai. Arba irgi turėjau, kur dalinai kažkur matosi jūra ir ateina viešbutis ir sako, taigi van matosi, ta prasme tai atitinka, ne vaizdas į jūrą. Irgi turėjau už palmių, jūros nesimato, tai yra tiesiog labai daug apaugę. Girdėti jūros šniaukštimą. Taip, ir viešbutis vis tiek ateina, sako, ten jūra, vaizdas, taigi jūros pusė atsuktas, ar ne? Tai atrodo, ką tu čia prisiginčysi. Teisiškai nepasiginčysi. Jo, bet galima. Tai vad, ką reikėtų žinoti, kad jeigu jums paslauga suteikta nekokybiškai, tai yra pavyzdžiui, remiantis sutartim kažko negaunate, tai tada irgi galima reikalauti arba dalies pinigų grąžinimo kompensacijos kažkokios arba pašalintos trūkumus, bet labiau norėčiau akcentuoti tos įvykius, kai paslauga tai pagal sutartį suteikta, bet kaip ir minėjau, viešbutis netinka, yra tokių situacijų, kai vežant iš oro uosto į viešbutį avariją patenka ir į eismo įvykį ar ne, ta transporto priemonė, tas autobusas pavyzdžiui, ir žmonės tada samdosi taksi automobilį. Arba atvažiuoja į viešbutį, irgi turėjau atvejį, kai turi viskas įskaičiuota, 3 kartų maitinimą, gauna tik tai pusryčius ir sako viešbutis, aš nieko nežinau, pas mane sistemai pažymėta. Iš esmėsgi turi būti matoma, pažiūrėjau, ar per būkingą, ar per kokį kitą. Taip, tai čia buvo Maldyvų kelionė ir atrodo, tu ten kažkur toje saloje, ten neaišku, kokio laiko zonos ten skirtumas ar ne su Lietuva ir susisiekti su organizatoriumi yra sudėtinga ir tie žmonės lieka, pavyzdžiui, 2-3 dienas, kol išsiaiškina. Man atveju taip yra buvę, kol išsiaiškino jie, kad jiems priklauso tikrai 3 kartų maitinimas. Ir jie valgydavo kavinėse tada ir už savo pinigėlį, kas jau yra vis tiek sumokėta. Tai tada kreipėsi grįžę į mane ir mes kreipėmės dėl kompensacijos ir mes gavom ne tik turtinę žalą, tai yra už visus tos nuostolius piniginius, finansinius, kad jie patys valgė ir panašiai, bet ir dar neturtinę žalą. Dėl šitos neturtinės žalos irgi, kas yra svarbu, kiekvienas keliautojas turi įsidėmėti, kad ne tik kas sutartį parašyta ar apskritai, kaip sutikta yra tau ta paslauga, yra svarbu, kokie buvo tavo teisėti lūkesčiai. Tai yra, ko tu tikėjai iš tos kelionės nuoširdžiai, ar ne? Ir jeigu tu negauni tų savo lūkesčių, tai reiškia, kad paslauga visiškai negerai yra tau suteikta. Nesvarbu, kad tu buvai apgyvendintas, gavai vaizdą į jūrą ar ne, taigi tu gavai tą 3 kartų maitinimą. Bet jeigu ten viskas eina ne pagal planą, kažkas ne taip, tarkim, viešbutis nesprendžia greitai situacijos, aš turėjau savaitę atostogų, bet 4 dienas, tarkim, aiškinus registratūroje, kad man ten kažkas kažkur ne taip, ar ne? Ir jau
Tai jau yra neteisėti. Netenki to malonaus jausmo, kurio tikėjaisi. Taip, ir, pavyzdžiui, irgi turiu ir savo asmeninį tokį kelioninį reikalą, kai koks buvo, kaip pavyzdžiui, ar neteisinis, kas tas yra teisėtas lūkestis iš kelionės. Mes tiesiog surinkom didžiulę kompaniją, tai yra 15 žmonių, ir buvo mūsų pagrindinis lūkestis iš tos kelionės, ne tiek, kiek gal tas viešbutis ar ne, kiek ten ta jūra, bet kad visiems kartu būti per atostogas. Ir gavosi, kad savaitę iki atostogų mums parašė, kad dalį žmonių išskiria į kitą viešbutį, dalis paliekama tame viešbutyje. Tik todėl, kad netalpina, aš taip supratau, gal tiesiogiai nenorėjo sakyti, bet žodžiu paėmė ir skyrė mūsų skirtingus viešbučius. Taip, jie buvo vienas šalia kito, bet teritorijos yra didžiulės, atskirtos tvorant, tiesiog nematai. Visiškai nebetas. Ir taip, ir sako, tai aš rašiau pretenziją ir sako, tai jūsgi gavot viešbutį, gavot paslaugą, viską kaip ir gavot, bet sakau, mano teisėtas lūkestis, jisai buvo kitoks. Man sugadino tos atostogas. Aš norėjau, to labiau, kad ten buvo, tarkim, mama, ar ne, nuo kurios atskyrė. Tai sakau, mūsų buvo lūkestis iš kelionės visiškai kitoks ir mes norėjom tiesiog pagrindę turėti visą kompaniją šalia, ko jūs nepadarėte. Ir aš įrodžiau savo tiesą, būtent remdamasi šituo. Tai kartais nežiūrėkite tai, kas yra įrašyta sutartyje. Reikia žiūrėti šiek tiek plačiau, nes įstatymai numato žymiai daugiau. Ir nebijoti kartais pasikreipti į teisininką. Ne tai, kad nebijoti, būtina tą daryti, nes tikrai žinau, yra kelionių agentūrų, kurios tuo naudojasi, kad žmonės nieko nedaro ir pastoviai dėl tų pačių kyla ginčiai. Ir tikrai yra vartotojų teisų tarnyba, jeigu jau nenorite teisininką, tai galima ten pabandyti tą klausimą išspręsti, bet pagrinde, ką reikia žinoti, kad dar būnant kelionė, jeigu jau yra kažkas ne pagal planą, visada privaloma parašyti apie tai organizatoriui. Informuoti jį. Man netinka, aš gavau ne tą, kambarys mažesnis nei tikėjausi. Jau kelionėje esant, iš karto jau rašyti. Būtinai, nes tai yra, pabrėšiu, būtinai, kodėl, nes reikia suteikti galimybę, remiantis įstatymą, reikia suteikti galimybę tam organizatoriui pataisyti, dar ištaisyti tą problemą. Nes galbūt dar būnant jums kelionė, jam pavyktų ištaisyti šitas klaidas ir jums sumažins tada patirtą žalą. Tai yra ir jam ir jum. Taip, nes vis tiek grįždami jūs turėsite teisę pasikreipti, nes tai yra papildomos problemos, kompensacijas jūs tikrai galėsit prašyti, bet tada prašysit daug mažiau, nes pasakys, tai vis tiek galiausiai kažkiek tu naudojasi gerą paslaugą. Ir lūkesčių daugiau įgyvendins tavo, kuriuos išspręsdami. Nei kad grįžus jo kreiptis, paskui gali pasakyti, tai kodėl tu man nieko nesakai, aš būčiau užtaisęs. Ir galimai tada sumažins jums kompensaciją, nors teoriškai galbūt būtumėt gavę viską. Okay. Temedy – profesionalūs teisininkai, dirbtinis intelektas, teismų praktika. Ar teko kažkam iš mūsų žiūrovų, man niekad gyvenime taip neteko, bet viešbutyje, apgyvendinimo vietoj prarast kažkokius daiktus. Pavogė, dingo, neaišku, kur kas kaip. Kas galėtų būti atsakingas šitoje vietoje? Šiuo atveju turbūt suprantama, kad turėtų būti atsakingas viešbutis, tikrai ne kelionių organizatorius, nes tai jūsų daiktų apsauga neįeina į organizatoriaus pareigas, paslaugos, nebent pas jūs sutartį tai numatyta, kad jisai suteiktų, turėtų ar ne kažkokią apsaugą. Bet iš tikrųjų čia turėtų būti atsakingas pats viešbutis, nes tiesiogiai jo galimai darbuotojų veiksmais tai buvo atlikta, arba tiesiog jo teritorijoje tai buvo padaryta. Ir kitas dalykas tai yra draudimas. Klausimas, ar yra kažkoks draudimas, jeigu tas draudimas yra nuo dingusių daiktų. Viešbučio ar mūsų draudimas? Draudimas asmeninis, ta prasme. Taip, kelionių draudimas. Taip. Bet čia irgi akcentuoju, kad pasižiūrėkit būtinai savo kelionių draudimą, nes ten visose draudimo sutartys yra išimtis. Būna kabliukų kažkokių, tai visada, kurių tu nematai. Aš kalbu apie tai, kad niekada dar nemačiau, kad jų nebūtų. Parašo, kad draudžiu nuo šito ir šito, bet visada, nedraudžiu nuo šito. Ir žmonės dažniausiai netkreipia tai dėmesį. Ir kas būna įrašyta, kad, pavyzdžiui, dingusi bagažą draudžiame tik oro uoste. Bet jeigu jis tai, pavyzdžiui, būtų dingęs viešbutyje, jau neįeina į tą draudimą. Nors žmogus galbūt teoriškai supranta, pirkdamas tą draudimą, kad ašgi turiu draudimą nuo dingusio bagažo, tarkim, dingusių daiktų, ir jisai galbūt gali pagalvoti, kad ir viešbutį, jeigu man dings daiktai ar ne, aš automatiškai galėsiu reikalauti ten kažko ar ne, kažkokios kompensacijos. Bet draudimas gudriai būna šito neįtraukia. O ar teko turėti galbūt tokį atvejį su slaptu filmavimu? Ar tai yra koks nors Airbnb, ar gal tai yra viešbutis, ar kažkoks tai apgyvendinimo vienetas, kuris slapta stebi gyventojus savo, kuriems nuomoja, ir dėl to po to, kai gyventojai sužinojo ir panašiai, ar tokių atvejų
buvo, ar turėjai ir ko reikėtų griebtis žmogui, kuris pateko į tokią situaciją? Taip, turėjau iš tiesų tokį atvejį, aš turėjau jį vieną, bet labai dėl to gerai įsiminiau ir pasakysiu, kodėl galbūt daugiau tų atvejų nėra taip daug viešinama, nes žmonės, kurie galbūt sužino, kad jie yra sekami, tokiais atvejais, ką reikėtų daryti, tai pasikreipti žinoma į patį, pavyzdžiui, Airbnb arba ten kažkokią kitą platformą, kur yra pirktas tas ar ne viešbutis, į patį viešbutį galbūt pasakyti, kad taip yra su tam tikra pretenzija. Bet dažniausiai klausimai ten neišsisprendžia ir nelabai kas nori labai lysti iš tos reikalus ir tarkim, arba įrodymų pritrūksta, arba, jeigu jau randi, tai jau taip, tai tada kompensacijos gali prašyti tiesiog, tarkim, iš to Airbnb, kuris gali ir panaikinti ir baną kažkokiu uždėti tam viešbučiu ir panašiai toje platformoje. Bet kitas dalykas, tai jau kita kraštutinė priemonė, tai yra kreiptis į teisėsaugos institucijas, bet kam esmė kreiptis toje šalyje. Tai yra žmonių, kurie tikrai po atostogų neketina likti ir teikti pareiškimus policijai ir taip toliau, tiesiog praleidžia tą pro pirštus ir nieko nenori daryti, dėl to grįžę, tarkim, į Lietuvą pas teisininkus retai, kada, manau, pasikreipia, nes tiesiog aš vertinu pagal esamą praktiką, taip, kad nėra jinai labai gausi. Ir kodėl taip yra, nes yra galiojanti tikrai daug kur pasaulyje žmogaus tarptautinėse dokumentuose ir ne žmogaus teisė į atvaizdą, į privatų gyvenimą ir panašiai. Tai viešbučio kambarys lygiai tas pats, privati erdvė. Tai sekti niekas negali, tai remiantis tarptautiniais aktais tikrai daryti, turi tokią teisę rašyti pretenzijas, prašyti atlyginti žalas moralinės, turtinės ir taip toliau. Bet kiek žmonių tą daro, tai sudėtinga. Dėl to, kalbant atveju, kuris pas mane buvo, tai sužinojo, rado šitą mažą video kamerą, taip. Ir turėjo tam nuotraukas ir viską, ir mes tiesiog su mano pagalba aš padėjau surašyti pretenziją iš karto, kad ją nuneštų kaip aleno teisininko, tai ten klausimą greit išsisprendė, tiesiog tas viešbutis jiems nemokamai tą visą apgyvendinimą padarė nemokamą, plus išmokė kompensaciją. Tai tokiu atveju taip, bet labai sudėtinga ir vertinta neturtinė žalą tarptautiniu mastu. Tai va, tai tokie klausimai tikrai yra, pasitaiko, bet žinau, kad žmonės, kurie nedaro, yra, kurie nedaro, o tie, kurie daro, tai sėkmingai gauna tas kompensacijas. Lietuvoje tikriausiai tokių atvejų gal nėra labai daug. Aš nesusidūrusi, negaliu pasakyti, bet manau, kad tai būtų ir paviešinta ir mes apie tai žinotume, bet asmeniškai aš negirdėjusi nei tarp kolegų, nei praktikos apie tai mačiusi. Bet tikiu, kad yra vis tiek, kažkur tai pasitaiko, bet nemanau, kad tai yra labai dažnas reiškinys. Lietuvoje pakankamai labiau šitas sekimas yra rytų šalyse, kokioje Afrikoje, ar ne, kur toks, mažiau žmonės paiso teisių ir nelabai laikosi tų įstatymų ir labiau tokie yra laisvi, ar ne, kur atrodo darau, ką noriu, nes vis tiek man niekas nieko nepadarys. Mes esame per daug civilizuoti. Taip, atvažiavęs ten žmogus, jisai tikrai prie manęs nesikabinės ir neieškos manęs, net klausimas, ar surasi dar ten kas už tai atsakingas. Aišku, viešbutis atsakingas, bet vis tiek, o mūsų taip yra labiau civilizuota ir manau, kad tikrai pakankamai viešbučiai gerai yra susipažinę su įstatymais, su atsakomybė ir nemanau, kad norėtų tiesiog tokiais reikalais užsiimti. Labai tikiu. Žinau, kad labai myli šeimą ir labai myli ir mėgsti šeimos teisę. Taip, tikrai taip. Kaip tu manai, ar tėvai turi teisę nušalinti savo vaiką nuo paveldėjimo? Ar yra kažkokios teisinės išimtis? Nušalinti nuo paveldėjimo kaip tokio tiesiogiai tai tikrai nėra, bet per aplinkui kalbant, visada žmonės gali rasti, kaip apeiti įstatymą. Tai tarkim, tiesiog perrašant turtą kažkam kitam, testamentas. Bet ar nėra, kad vaikai yra tarsi tiesioginiai paveldėtojai? Ne. Yra toks dalykas, kai žmogus yra laisvas, būdamas gyvas, pasirinkti, kam rašyti testamentą ir net nebūtinas to žmogus, kuriam surašo testamentą dalyvavimas, tai yra žmogus gali apie tai nežinoti, niekas gali apie tai nežinoti. Gali, tarkim, jūs nuvažiuoti pas notarą, parašyti testamentą, niekas nežinos, palikti turtą kaimynui, draugui, bendradarbiui, nežinau, kažkam ar ne, notaras tikrai patvirtins, bet
po mirties, kai tas testamentas yra išviešinamas, vaikai gali pradėti ginčyti tokį dalyką, nes yra įstatymė numatyta tokia teisė vaikams ir sutuoktinių tėvams, tai yra artimiausiems, kreiptis ir ginčyti būtent šitą testamentą ir arba gauti vis tiek teisę į tą turtą, jeigu įrodo, kad jiems tą dieną yra labai reikalingas išlaikymas, yra labai reikalinga pagalba moralinė, materialinė, ar ne, kad jie galėtų išgyventi. Kodėl taip yra, nes numato ne tik teisės įstatymas, tarkim, tam asmeniui parašyti testamentą ir perrašyti turtą, bet numato ir pareigą šeimai, patiems artimiausiems, pareigą juos išlaikyti net ir po savo mirties, tai yra jiems padėti. Ir jeigu jis į turtą perrašo kažkam kitam, tikrai žinau tokiu atveju, kad sugyventinė 15 metų gyvenusi su vyru, tiesiog nesudarinė santokos, bet 15 metų kartu gyveno, ateina po mirties pas notarą, notaras sako, testamentas, sako, buvusiai žmonai, su kuria prieš 15 metų išsiskyrė. Geras. Ir mes ginčiam tą testamentą, teisme turėjom sunkiai tikrai bylą, mes neįrodėm savo tiesos, bet tik todėl, kad vienas iš tų atvejų, vėl, pavyzdys, neteisingas sprendimas, jos tikrai neteisingas, sako, aš 15 metų, sako, su juo gyvenau. tą turtą prižiūrėjau, ten gyvenam, buvo mūsų šeimos būstas ir sako, kodėl jai turi tai atitekti. Gal pamiršo? Aš nežinau, gal jinai kažko, aš taip manau, kad jinai kažko nežinojo, nes jinai sako, jie nebendravo, bet taip pagalvojus, kad 15 metų praeina po skyrybų ir palikti turtą, to labiau testamentas beveik tam prie mirties jau dienos buvo, nepaliksi tų žmogų, kurio tu nematai 15 metų. Ar ne? Taip, tai čia aš, aišku, nesakau, aš neturiu tokios teisės. O gal vaikam paliko su žmona buvusi tiesiog? Ne, tik jai. Bet žmona buvusi gal ir vaikam gali būti, perleis. aš nežinau, bet tiesiog tada neįrodėm, jos abi buvo teisme, viena prieš kitą, įrodinėjo, kodėl taip ir ne kitaip, ir kai kita pusė dar atsistojusi, ten teikia ir laiškus asmeninius pasirodo, tas sugyventinis jai rašė, ir dirbė pasirodo, tarkim, kartu buvo, ar ne, tuo metu. Tai, jai dvigubas toks šokas, tai visiškai ten tokia tragiška buvo byla, moraliniu požiūriu. Bet tokia nekasdieninė. Ar įmanoma realiai teisme priteisti moralinę žalą už neištikimybę arba už kažkokį psichologinį smurtą santuokoje? Taip, tikrai galima, teisė tokia tikrai yra ir labai skatinu ją naudotis, nes už neištikimybę čia yra skyrybos dėl kaltės. Tai tiesiog tada inicijuoti skyrybos dėl sutuoktinio ar sutuoktinės kaltės, kuris yra kaltas, kuris yra neištikimas. Ir moralinė kompensacija, jeigu pripažįsta, kad skyrybos tikrai įvyko dėl to vyro ar to žmonos kaltės, tai tada moralinė kompensacija tikrai priklauso, bet Lietuvoje yra gan skurdi moralinė žala. Ir tikrai jinai nesiekia labai daug, kaip, pavyzdžiui, kokioje Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, ten gali ir 30 ir 50 tūkstančių gauti būtent už neištikimybę. Mūsų Lietuvoje ganėtinai yra tos sumos mažos, tai gali būti ir 1000, ir 500 eurų, ir galbūt 2000. Tikrai geriau taip, nei nieko ar negauti už tą patirtą visą emocinį stresą. Bet tos sumas tikrai nėra labai tokios didelės ir plus tokios bylos dažnai pasibaigia abiejų kalte, nes jeigu, tarkim, moteris ateina ir pasako, tu buvai neištikimas, labai įdomu šiaip dėl tos neištikimybės. Vyras neištikimas, ar ne? Ir tas vyras ateina į bylą ir jeigu jis turi gerą atstovą, atstovas turėtų žinoti, kad tokiose bylose yra svarbu įrodyti, dėl ko įvyko ta neištikimybė. Ir būna pasibaigia taip, kad sako, tai tu kaip žmona man jau pasidarai nebeįdomi, nes pati ten, tarkim, apsileidai, nesirūpinai, namo negrįždavai, į mane nežiūrėdavai, nekreipai dėmesio, pati kažkur su kažkuo ten ar ne, nėra įrodymų, bet žinau, kad kažkur ar ne, tu tenai būdavai ten ir panašiai. Priežastis ir pasiekmė, kaip aš mėgstu sakyti. Taip, ir ta mano priežastis neištikimybės buvo tavo pačios kalti veiksmai, pasiekmė, taip. Ir labai įdomu, nes teismas tokiais atvejais sako, kad pati kalta dėl neištikimybės vyro. Ir tada pripažįsta kad dėl abiejų kaltės skyrybos įvyko ir tada jokios kompensacijos niekas nepriteisė. Taip gaunasi visas bylos nagrinėjimas kitaip vyksta. Ne tai, kad gal iš esmės labai daug... Tada nebe vieną žmogų jau kaip ir kaltinau, tada abiejų santykis. Taip, bet tiesiog labai iš esmės, kad pasikeistų, nesakyčiau, nes vis tiek skyrybos, tas pats faktas vis tiek yra ir tie patys klausimai toliau nagrinėjami, bet tada jau prarandi teisę į kompensaciją.
jau nebegausi kompensacijos, nes ir pats susikaltas. Kiek tokių bylų tenka turėti tavo atveju? Daug. Ir aš kalbu su tokiu, nes azartu, nes aš labai tokias šiaip bylas mėgstu. Čia tavo arkliukas. Ne tiek, kad tos neištikimybės, bet daug ateina tokių pas tave. Daug ateina, tikrai daug. Nes pagrindinė, kai ateina dėl kaltės, tai būna arba neištikimybė, arba neišlaiko, nesirūpina šeima. Tai yra pati, pavyzdžiui, moteris tempia, kaip jinai sako, aš ant savo nugaros pati tempiu visą šeimą, vyras tegulė ant sofkutės nieko nedaro, arba kad nebūtų taip, kad tik vieną pusę, tiesiog pas mane kreipiasi dažniausiai moteris, bet būna ir vyrai, kurie sako, aš įtariu, kad jinai, tarkim, neištikima, neturi įrodymų, bet įtariu, mums čia nesiseka, mes nesusišnekam ir panašiai. Tai tokios bylos tikrai yra dažnos ir pagrindė turbūt daugiausia turiu. Kaip įdomu, iš tikrųjų, šitą temą, gaila, kad anksčiau nepaklausiau, būtume daugiau pagvildenę, nes laikas pas mus jau iš tikrųjų eina į pabaigą, bet jeigu turi kokį nors dar vieną prisiminimą iš savo atvejų su neištikimybė, gali pasakyti, jeigu ne, užduosiu klausimą kitą. Ne, iš tikrųjų, tą pagrindinį ir pasakiau. Aš būčiau šitą klausimą atsakant, pasakius tą patį pavyzdį, kai žmogus kreipiasi, kad tu neištikimas, turim įrodymus ir ateina atgal, žodžiu, turėjau beje vieną, kai, nežinau, ar jisai bus kažkoks įdomesnis, bet papasakosiu. Kai irgi mes kreipiamės, kad jisai yra neištikimas, pateikėm įrodymus, susirašinėjimus, visą kitą, ten tiesiogiai matosi. Ir jisai ateina į bylą ir pateikia jai įrodymus, kad ir jinai pasirodo buvo neištikima su jo broliu ir tas brolis ateina į bylą ir sako, kad ir jinai čia mes turėjom asmeninių ar ne kažkokių santykių ir jinai stovi visą raudonuoja, nes aš sakau, man nesakė šitos informacijos ir tai keičia aišku bylą. Tai va čia prie to pačio, kad kartais klientai, jeigu jie meluoja pirmo susitikimo metu, ten pradžioje ir ne, paskui byloje viskas labai gražiai išaiškėja. Tai irgi dėl tos neištikimybės buvo tas atvejis, kai pasirodo, abu buvo neištikimi, tiesiog nuo manęs buvo nuslėpta informacija ir aš tikėjau, kad jinai viena tokia yra, bet pasirodo, jie abu lygiai tą patį yra padarę. Tai jinai, iš esmės, sakau, bylos paskui kažkaip bylai įtakos tos neturi, tiesiog, kad yra nepasiruošimas, taip kaip reikėtų galbūt pasiruošti iš pradžių. Tai, bet čia, aišku, jau ne atstovo kaltė, jau. Tai visada geriausia pas teisininką atėjus viską iškloti. Nes jis tik sužinos. Čia kaip mama, aš vis tiek sužinosiu. Bet tau yra lengviau pasiruošti. Taip, tai jūs patys sunkinant procesą, kai jūs kažko nepasakote, tai aš vis tiek sužinosiu, bet sužinosiu, tarkim, po pusmečio, po metų, kai byla įpusėjusi, aš jau realiai negaliu, tarkim, keisti reikalavimų, negaliu papildyti savo prašymų, negaliu pateikti kitų įrodymų, nieko realiai negaliu padaryti, tai realiai jau einam su tuo, ką turime ir pačiam žmogui nuo togi yra blogiau. Tai ja. Ar Lietuvoje, labai noriu paklausti, ar Lietuvoje įmanoma priversti paveldėtoją priimti kažkokį tais, paveldėjimą, net jeigu jis, sakykime, nenori priimti to paveldėjimo dėl, nežinau, skolų, įsipareigojimo ir kitų dalykų? Atsakymas būtų ir taip, ir ne. Teisė nebūtų tokia galbūt tada įdomi, jeigu būtų vienas atsakymas. Tai atsakymas būtų, kad priversti negalima, nes žmogus turi teisę pats rinktis, priimsis į palikimą ar nepriims, atsisakyti jo ar jį priimti, bet kai visada teisė yra išimčių, tai yra tokių atvejų, kuriais gali pareigoti priimti asmenį, priimti palikimą, pavyzdžiui, kai yra kreditoriai, kai yra žmonės, kurie galbūt, jeigu jisai būtų priėmęs ar jinai palikimą, jiems būtų padengtos skolos. Tai jie turi tą tokį suinteresuotumą bent ten kažkur ištraukti tą skolą, ar ne? Tai jie gali tada kreiptis ir prašyti, kad įpareigoti jį priimti tą palikimą, kad būtų padengtos skolos. Tai kaip ir viena tokia būtų išimtis, kita išimtis būtų galbūt su nepilnamečiais vaikais. Kai tėvai, tarkim, atsisako nepilnamečio vardu priimti palikimą, bet vis tiek gali būti, kad vaiko teisė, žinau, būna prašo įpareigoja priimti tą palikimą, nes galimai pažeidžiat vaiko interesus, vaiko ten teises ir panašiai. Bet čia jau tada reikėtų gintis ir sakyti, kodėl jūs to palikimo nenorit priimti, galbūt ten skolų yra daugiau nei turto. Tai tokie individualūs išskirtiniai atvejai, tai dėl to atsakymas ir būtų ir taip, ir ne. Tai su skolos klausimu norėčiau paskutiniu ir pabaigti šį mūsų fainą podcastą, antrąjį epizodą beje. Kaip tu manai, kiek realu teisiškai
išieškoti kažkokį tais skolą iš užsienio gyventojo, jeigu jis turi turto Lietuvoje, bet gyvena kažkur svetur? Taip, kai yra skola asmeniui ir jinai yra, tarkim, priteista teisme, tada sekanti procedūra yra išieškojimas. Tai tą vykdomąjį raštą galima teikti Lietuvos antstoliams, bet Lietuvos antstoliai yra apriboti Lietuvos teritoriją. Tai reiškia, kad jie nemato, ką žmogus turi už Lietuvos teritorijos ribų. Nesvarbu, kad jis ten gyvena. Aš kalbu apie turtą, nes iš kur mes išieškom skolas? Iš turto, ar ne, iš darbo užmokesčių, iš nekilnojamo turimo turto. Tai jeigu tas turtas yra Lietuvoje, tai tikrai antstoliai išieškos ir tikrai yra realu tą padaryti, bet jeigu žinome, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje turto nėra, o žmogus gyvena užsienyje, uždirba užsienyje ir galimai gal turtas yra užsienyje, tai Lietuvoje tai padaryti yra labai labai sudėtinga. Bet antstoliai turi tokią teisę, bendradarbiavimo teisę su užsienio antstoliais, tai yra jie kaip ir gali perduoti, bendrauti ir tą procedūrą toliau tęsti, tiesiog, kad tai labai ilgai užtrunka ir yra tikrai sudėtinga. Ačiū, Brigita, labai už tavo atvykimą į mūsų podcastą, ačiū labai už tavo įžvalgas, už profesinės, asmeninės ir tokia, žinai, kur atrodo gal tas istorijas, kurios ir kažką tai tokio mums iš kitos pusės pamoko ir parodo, kaip viskas iš to teisininko akimis gali atrodyti. Gal patiko, galbūt jeigu kažkur suklydom, labai neteiskit mus, teisė mus Temidė. Brigita, dar mes turime tokią dovanėlę, tai yra Temidė portalas, Temidė platforma. Norėtų tau padėkoti už atvykimą į šį mūsų epizodą ir ačiū labai, kad esi svečias, ačiū, kad tokias įžvalgas gilias pateikiai ir tikiu, kad rasi tenais naudingų, paprastų, bet vertingų kasdienai reikmenų. Labai dėkoju, labai malonu, labai ačiū. Jeigu patiko, jeigu kažkas surezonavo, tikrai labai kviečiame jūs paspausti mygtuką like ant šio YouTube mūsų podcast'o, taipogi ir šitam pačiam epizodui irgi duokite, padėkite aukti ir kuo daugiau paspaudžiate like mygtuką, tuo daugiau tas epizodas eina į viršų ir daugiau žmonių pamato šį turinį. Kadangi šiandien palėtėm tikrai kelias temas ir jos yra reikšmingos, tikrai su įvairiom giliom įžvalgom, padėkite mums aukti, paspauskite mygtuką ir prenumeruoti šį YouTube kanalą. Taipogi, kuo greičiau auksim, tuo daugiau sukursim turinio jums. Be jūsų nėra mūsų. Ačiū Jums labai, o aš esu šio podcast'o vedėjas Evaldas Vinskutonis, su mumis dar kartelį buvo teisininkė ir advokato padėjėja Brigita Jankauskinė. Sakau Jums iki kito karto. Iki.